Šiaip, iš esmės, šiai dienai mano kiemą ir veją prižiūri štai šitas robotukas, Stiga A1500, tai yra 15 arų robotukas. Kaip matom, jis tikrai yra kūdesnis už tą segvėjų, tai tas segvėjus yra 30 arų, šitas 15, bet ne apie jį šį kartą. Noriu parodyti kiemą. Tai šį sustabdžiau porai dienų, kad, kaip sakyt, suželtų ir suvešėtų čia viskas, kad tikrai pamatytume to segvėjaus darbą. Dabar apie patį kiemą. Tai perimetras, kadangi yra suvestas pagal GPS signalą, tai turbūt ir su perimetriniu kabeliu atsitinka taip dirbantiems robotams, kad kraštai štai lieka nepaimti ir čia suželia kuokštai. Tai tie kuokštai irgi dabar nepašalinti, nes galbūt matysiu, kaip privažiuoja prie kliučių segvėjai vejos robotas. O dabar, kas liečia patį kiemą, tai tikrai čia spąstų robotui pilna. Štai yra vynogės, šaknys, toliau šičia einant tuja, šakos iki pat apačios. Tai jeigu signalas bent kiek yra pametamas, pats robotukas turi pravažiuoti kraštu, matosi pagal žolės saugimą, bet jeigu jisai pameta, jisai gali ir pusmetrį nueiti šoną. Tai yra palįst po tom šakom, palenda po tom šakom, tada jam matyt pasidaro įdomu, kur kamienas, pradeda ieškoti kamieno ir lenda į tują gilyn. Tai va, toliau, šičia vėl spąstai. Šakos iki pat apačios, tai robotukas, jeigu irgi palys po tom šakom, gali tą signalą dar labiau pamesti ir vėl nuvažiuoti į daržą. Toliau, tujos, supynės, kuolai iki pat apačios. Šiaip tai tas kliūtis galima pasižymėti, jas ne tik, kad galima, bet reikia pasižymėti robotukui, suvesti, jisai jas pasižymė ir jisai jas nesitranko ir jas apvažiuoja. Tai yra savaime suprantama, bet segvėjų aš šitų kliučių nežymėsiu. Kodėl? Todėl, kad jisai turi kamerą. Pažiūrėsim, kaip jisai pats jas susiras. Taigi toliau, tujos. Tujos yra kai kurios su šakom iki pat apačios, kai kur yra pagenėta, nes kadangi mano Stiga tenais būna mėgsta įsilyst ir panašiai, tai dabar jeigu jau įsilenda, tai randa kamieną, atsitrenkia ir pavažiuoja atgal. Bet yra kita bėda, yra šaknis pavyzdžiui. Jeigu jisai jau pameta savo tą GPS signalą ir lenda jau link kamieno, tai vėlgi šita šaknis peiliukai gali užkliūti ir atšipti. Obuoliai. Obuolių specialiai irgi nerinkau porą dienų. Nesitikiu, kad jisai juos apvažiuos ir nevažiuos į šitą zoną, bet gal, pažiūrėkim. Toliau, kas būna įprastai kieme, kažkokia tai laužavietė. Laužavietė, aišku, apdėta kraštai akmenais. Akmenys yra ir žemiau, ir aukščiau, tai jeigu į tuos aukštesnius atsitrenkia robotas korpusu, jisai juos pajaučia, sureaguoja ir važiuoja atgal. Bet jeigu jam pavyksta neužvažiuoti, vėl peiliukam labanaktis. Segvėjus vėlgi turi kamerą. Pasižiūrėsim, kaip jisai juos reaguos. Nes, kaip minėjau, aš jam šitų kliučių nesuvedinėsiu, specialiai testuodamas tą jo kamerą. Perimetrą tik tai suvesiu. Obuoliai, obuoliai, obuoliai. Spąstų, taigi matot, kad pas mane tikrai yra pilna, o vienas irgi toks pats fainiausias, tai yra štai šitas šulinio dangtis. Kaip matosi, jis yra iškilęs virš pievos ir robotukas, jeigu neužvažiuoja, tai peiliukam vėlgi būna labanaktis. Žiūrėsim, ką kamera matys, ką jam parodys. Dar šičia, kad būtų natūraliau, kaip sakant, ir sunkiau ir įdomiau. Dar primėčiau šlangų, kas tikrai gali padėti ir pamiršti, nesuviniot po laistymo. O robotukas šienauja pagal grafiką, išeis dirbti ir štai toks dalykas. Tai įprastinis GPS valdomas robotukas, jisai šitą kliūtį, jeigu korpusų nekliudys, o jos pavyks jam užvažiuoti, jisai jos nepajaus, ją gali įsipainioti, užbuksuoti ir čia likti. Segvėjus su kamera, gal net jam pavyks jos išvengti iš viso. Ir paskutinė kliūtis, tai yra šita meška mieganti.
Pažiūrėsim, ar jisai nenušienaus ir gyvūnų. Tai va, meška, guli, toj ateis tau naujas draugas. Nu ką, einam jungti aparatą ir prie darbo. Taigi, sumontavom robotuką, viskas padaryta, kaip sakyt, laikinai, nu tai testuosim, nei čia laidų gražiai pravedžiau, nei nieko. Stotelę pastačiau per vidurį kiemo, kad tikrai būtų užtikrintas GPS signalas antenai, nes kaip ir minėjau, yra aukšti pastatai, 3,5 aukšto, aukšti medžiai ir sąlygos čia tikrai sunkios. Tai pastačiau tiesiog į vidurį kiemo, kad tikrai gaudytų visus palydovus. Kad ir kaip bebūtų, kalbėdamas apie įspūdžius, man vis tiek teks lyginti turbūt su savo turimu Stiga A1500. Tikrai nenoriu šiandien vieno ar išpeikti ir kažkaip tais išgirti, bet kadangi naudojęs GPS-inį tik tais vienintelį robotuką savo Stigą, kaip ir minėjau, tai turbūt pasakodamas įspūdžius neišvengsiu palyginimų. Tai taip ir pasakosiu. Kas nustebino? Minusas pirmas, reiškia, Segvėjaus. Komplekte yra tik tais šitas 1,20 m turbūt pagaliukas, ant kurio turi susimontuoti anteną. Komplekte nėra prailginimo antenos laidui, yra komplekte tik tai prailginimas elektros laidui. Ir nėra jokių laikiklių antenai, jeigu tu ją nori susimontuoti, pavyzdžiui, nežinau, ant pastato stogo. Nes turbūt per vidurį pievos, niekas turbūt nenorėtų, kad robotukas gyventų vidurį pievos, arba antenos štokas gyventų vidurį pievos. Tai turbūt statytųsi palei kraštą, kaip ir Stiga. Tai Stigos anteną esu pakėlęs ant pagalio virš terasos stogo. Ir nors pagal visą instrukciją ten irgi trūksta dangaus, bet jau tokiu atveju jinai veikia. Tai Stigos komplekte buvo ir GPS antenos, šitos antenos, reiškia ir prailginimo laidas, ir spec laikikliai, kad galėtum susimontuoti, kaip sakyt, ar ant apvalaus pagalio, ar prie medinio pagalio, keli komplektai laikiklių ir iš karto viskas paruošta. Toliau pati programinė įranga, suvedinėjau perimetrą, tai panašu, kad Segvėjus čia jau turi savo pliusą, žymiai paprasčiau vairuojasi, to apso pagalba, suvedinėjant perimetrą, tikrai viskas paprastai pavyko. Tik tai keista tas, kad kraštas turi būti, kai suvedinėjai perimetrą, būtinai prie dešinio rato. Prie kairio negali būti, reiškia, turi apvažiuoti viską būtinai prieš laikrodžio rodyklę. Nes jeigu, aš aišku instrukcijos, kadangi neskaičiau, tai apvažiavau pagal laikrodžio rodyklę ir man perimetras nesusivedė. Reikėjo per naują viską kartot. Keista, bet aišku, instrukciją reikėjo būti paskaičius ir būtų buvę viskas tvarkoj. Tai tą perdariau. Toliau, kas kai perimetrą suvedėjai, jisai neprašo jo apvažiuoti, siekiant įsitikinti, kad tipo viskas yra gerai. Stiga suvedė perimetrą, tada jisai dar sako, aš dabar apvažiuosiu, sekite mane iš paskos. Ir turi ten sekti, kol jis ten apropuoja viską, žinai, kažkur tais dar būna, paaiškėja, kad per arti krašto pravažiavai į krūmą kokį atsitrenkia, šitas to neprašė. Tai nežinau, matyt, tiksliai susivedė galbūt. Arba jau garantuoja, kad tiksliai susives. Tai žiūrėsim, kaip iš tikrųjų bus. Toliau. Kas geras dalykas apse, jeigu tu valdydamas telefonu, grubiai tariant, supjauni grybą, neteisingai biškį į kraštą nusuki per daug ir panašiai, tai yra trintuko toksai mygtukas, kurį paspaudus robotukas važiuoja atgal įrašytų maršrutų ir važiuoja tiek, kol tu laikai tą paspaudęs mygtuką ir jisai trina tą pravažiuotą maršrutą. Reiškia, tu gali pavažiuoti atgal ir per naują pravažiuoti tam tikrą atkarpą, ten ją tiksliau, geriau
ar ten ištaisant klaidas. Pas Stigą dėja šito nėra. Jeigu tu padarai klaidą vairuodamas per arti pravažiavai, ar ten atsitrenkiai, nesuvaldai to roboto, tai tada tu turi užbaigti perimetrą visą, tada sulaukti, kol jisai jį visą apvažiuos, tau parodys, kaip tu suvedėjai, tada toj klaidingoj vietoj ten į tą krūmą įsilips ir tik tada gali spaust perimetro koregavimą, pasirinkti vietą, kurią nori koreguoti, tada jis tenais ją nuvažiuos, tada ją per naują pravažiuosi, tą atkarpą įsirašysi. Žodžiu, mėnulio dydžio problema. Laiko tiesiog užtrunka ir tai yra nepatogu. Tai čia pliusas didelis. Jeigu grybą supjovė įvesdamas perimetrą, tai jį pataisyti gali čia ir dabar ir greitai. Va. Pats apsas, tiek pas Stigą, tiek pas šitą, jeigu kažkas nepasileidžia, robotas neišvažiuoja, nevažiuoja, sako, operacija negalima, bet ko trūksta jam iš tikrųjų, tai taip ir nepasako. Testai praeina, GPS signalas geras, Bluetooth'as geras, ten 4-5G ryšys yra, bet, pavyzdžiui, nevažiuoja, tai ir nieko nepasako tiksliau, kodėl. Tai tiek Segvėjus, tiek Stiga. Man porą kartų dėl kažko nevažiavo, kažkas gal ten nesukalibruota, dar kažkokią operaciją praleido ir panašiai, bet nieko neparašo apse, ką reikia pataisyti. Tiesiog problema, bandyk per naują ir tiek žinių. Minusas abiem. Va, tai perimetrą suvedžiau, dabar mes jį ir paleisim jau šinaut. Vidurinių šitų kliučių nepažymėjau nei vienos. Žiūrėsim, kas bus, tai čia kaip ir rodžiau stalas, krūmai, visokiausi šlangų primėčiau ir obuolių. Nuo obuolių tai tikrai jisai neturės kažkaip pajaust, taip manau, jeigu pajaust, tai iš viso gerai. Bet jeigu jos čia pradės tarkuoti, tai stabdysim, surinksim ir paleisim per naują. Krūmai. Stiga, kaip sakyti, jeigu yra plikas kamienas, tai į jį bumsi, pajaučia, kad atsitrenkia, tada apvažiuoja ir baigia pjaut žolę. Jisai tau sako aptikta kliūtis ir siūlo tau ją įsirašyti žemėlapį. Pažiūrėsim, kaip elgsis šiuo atveju Segvėjus. Ar jisai irgi bumsės, ar trankysis, ar su ta kamera pamatys. Nežinau, pabandysim pasižiūrėti. Vietom vesdamas perimetrą netgi privažiavau tikrai per arti krūmų, nes, irgi pasižiūrėsim, ar ta kamera padeda jam išvengti kliučių, ar jisai visgi tos krūmus puls ir juos tarkuos. Ką, dabar bandom leist. Pradėti. Va. Pasirinkite bent vieną zoną. Taip, va. Pradėti. Pjauti dabar. O, koks greitas startas. Žiūrėsim. Stiga nuvažiuoja į tam tikrą vietą, sustoja, pradeda galvoti maršrutą, žiūrėsim kaip šitas. Dar kas yra, Stigai, kai suvedi perimetrą, tai dar turi ir sukurti virtualų kelią, pažymėti grįžimui į stotelę. Tai Segvėjų šito nereikėjo, pats į tą stotelę nuvažiavo be jokio kelio nurodymo. O ką jis čia daro? Dairosi, skanuoja teritoriją, akis turi, tai ir žiūri. Įdomu. Eik dirbt nesidairęs. Į garsus leidžia. Paleido peilius. Ir pradėjo dirbti. Gerai, apie rezultatus netrukus. Tikrai gavo aukšto žolės pradžioj. Aišku, kad ne visa paėmė, nupjovė kelis stagrus, bet čia taip daro visi. Nėra čia ko kabinėtis. Tikrai šita vieta jam neparuošta darbui. Gerai. Rezultatai netrukus.